Aš Mangirdas Beniušis jau. Aš Jonas Brazys. Aha. Ir čia fokusas. Kažkas naujo. Ar teko girdėti apie unikalią galimybę įsigyti one-way ticket į Marsą? Visiems laikams, be galimybės sugrįžti atgal. Nyderlandų bendrovė Mars One skelbėsi iki 2023 metų nuskraidinsianti 4 žmonės į Marsą, kurie ten įkurtų žemiečių koloniją ir liktų gyventi. Ant šio kabliuko užkibo 10 000 žemiečių, kurie nori emigruoti iš Žemės ir visam laikui apsigyventi Marse. Maža smulkmenėlė yra tik tai, kad norėdami atsijoti pokštininkus ir kitus nerimtus kandidatus, Mars One paskelbė imanti dalyvio mokestį. Už varganus $25 galėsite susikurti trumpą video filmuką, kuriame papasakosite, koks jūs fainas, kaip norite palikti Žemės planetą ir galbūt tada jūsų video bus peržiūrėtas. Projekto iniciatoriai tik tarp kitko užsimena, kad taip jie tikisi surinkti milijonus dolerių, kurie bus skirti įvairių kolonistų atrankoms ir kitoms mažytėms smulkmenėlėms. Per 2 savaitės Drambliuko svajonių sąrašas pasipildė jau 78 000 paraiškų. Iš viso paraiškas jau pateikė daugiau negu 120 valstybių gyventojai. Tarp jų ir 24 metų tikras lietuvis Edijus Kolesnikovič. Susiviliojate? Dar nevėlu patekti į šį naivuolių savanorių tarpą. Paraiškas galite teikti iki rugpjūčio 31 dienos. O galbūt tu visada svajojai tapti realybės šou žvaigžde? Tai puikia proga tau. Ši altruistiška, pelno nesiekianti organizacija pinigus sieks uždirbti rodydami kolonistų gyvenimą Marse. Matote, Mars One skaičiavimais pirmųjų 4 astronautų nuskraidinimas į Marsą ir kolonijos įrengimas ten kainuos apie 6 milijardus JAV dolerių. Kiekviena nauja ekspedicija kainuos po 4 milijardus, o krovininių kosminių laivų paleidimas su kolonistams būtinais reikmenimis po 250 milijonų. Jau dabar įsivaizduoju realybės šou pavadinimą. Paslapčių planeta. Arba Marsas ieško gyventojų. Arba Marsas turi talentą. Iki 2015 metų Liepos mėnesio Mars One tikisi atrinkti 40 būsimų astronautų, kurie bus suskirstyti grupės po 4 žmonės. Šių grupių laukia 7 metus intensyviai truksiančios treniruotės, kurių metu bus imituojamas 3 mėnesių gyvenimas Marse. Šioje absurdo grandinėje netrūksta ir nacionalinių užgaidų. Buvęs JAV astronautas Buzzas Aldrinas pasakė, kad JAV, o ne kas kitas turi kolonizuoti Marsą. Kas be ko, astronautas Aldrinas pasipiktinimus išsakė ir Nyderlandų bendrovės sukurtam savanorių verbavimo planui. Ponas Aldrinas sakė, kad tas planas atrodo esantis gera lėšų rinkimo ir viešųjų ryšių akcija, tačiau neturinti svaresnio techninio pagrindo. Kyla klausimas, ar tai dėl nuoširdžios kritikos, ar dėl gero verslo plano. Na, dėl ko būsimiems marsiečiams tikrai pasisekė, tai dėl galimybės pamatyti pirmą sukurtą šedevrą ant Marso paviršiaus. O jūs, ar skristumėte į Marsą? Išsakykite savo nuomonę apie tai komentaruose. Taip pat nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalą. Su jumis buvo Mangirdas Beniušis ir Jonas Brazys.